Sveiki, gerbiami vairuotojai. Šiandien esame Kaune, Polizinginė LT, automobilis Škoda Superb 2019 metų, 2 litrai, 140 kW dizelis automatas DSG, 4 varomi. Pradedam patikrą. Ir kaip visą laiką pradedu nuo apžiūros išorės. Apžiūriu visus žibintus, kiekvieną detalę, kėbulo, ratus, veidrodėlius, visus stiklus, dureles, ar visi tarpai sueina, ar bamperis gerai prisiglaudžia prie sparno, ar visi galiniai žibintai tvarkingi, ar gerai atsidaro, užsidaro dangtis, durelės, tarpai. Toliau tada pasižiūriu kas darosi pas mūsų su važiuoklė, kokios padangos, ar nėra tepalų prasisunkinimų iš vidaus, kokioj būklėj stabdžių diskai, kokioj būklėj apačia, ar nėra rūdžių, ar nėra kažkokių įlenkimų, taip pat galą, duslintuvą, ar švarus, ar ne, padangas sulyginu, stabdžių diskus, vietos ratlankius, padangas, praeinu visą dugną, ar nėra tepalų prasisunkinimų. Taip pat iš dešinės pusės pasižiūriu, ar nėra iš šonų tepalų prasisunkinimų iš variklio ir taip toliau. Tada paimu dažų sluoksnių, matuoklį. Taip pat praeinu visą automobilį, kiekvieną detalę, vienos detalės patikrą darau keliose vietose. Pavyzdžiui, jeigu stogas buvo iki 120, tai plius minus visur ir turi būti tas pats. Tada pasižiūriu, ar nebuvo suktos durelės, ar visi varžtai yra nesukti. Pasižiūriu vidinės dalis. Atidarau visas durelės, tada užvedu mašiną. Pasižiūriu, kas darosi po kapotu, palyginu VIN numerį. Pasižiūriu, ar varžtai nesukti, ar landžironai sveiki, ar nėra apsitepalavęs variklis, ar visi skysčiai švarus ir pilnumoj, ar kairiai dešiniai sutampa hermetikai, ar varžtai visur nesukti, ar žibintai buvo originalus, ar čia kažkas buvo, nebuvo nuimta, nuimu dangtį, pasižiūriu, kas darosi iš viršaus. Vėlgi palyginu VIN numerį, tada pasižiūriu, kas darosi salione, praeinu kiekvieną detalę, sėdynės, vairą, porankį, perjungę displejų, kairiai, dešiniai pusėje sėdynės, ar viskas juda, ar visa elektronika gerai veikia, visi oro padavimo sklendės dirba, ar garsas niekur nečirškia, garsiakalbiai, ar vairas niekur neužstringa, ar dėžė vietoj nesispardo. Tada visą gale salioną, kiekvieną detalę praeinu. Taip pat bagažinę atidarau, pasižiūriu, ar nėra vandens, ar nebuvo kažkur tai vežiota kažkokių malkų, ar dar kažko, ar nebuvo deformuotas galas, ar visi siūlės tvarkingai visur. Tai va, pajungiu kompiuterį, pasižiūriu rydą, kiek įmanoma daugiau dėžiai, variklį, kitose blokuose. Pasižiūriu purštukų darbą. Tada pasižiūriu, kokios yra aktyvios klaidos, kokios
senos, ištrinu viską, leidus pardavėjai. Tada padarau test drive, pasižiūriu, ar nėra vibracijos, ar nėra kažkokių smūgių, ar tiesiai važiuoja mašina, niekur netraukia jos, ar gerai variklis, ar nedūmija, ar išvis komfortiškai sėdėti viduj. Kiek rida yra natūrali automobilio. Tai va, ir tada jau einu derinti kainą ir kalbėti su pirkėju, ar tinka tas automobilis. Tai va, šiandien labai toks trumpas video, nes penktadienis, visi skubam namo. Statykite laikus, žiūrėkite, kiti sekantis video bus daugiau informacingi. Iki malonaus.